Sveiki, čia aš esu LPS Saša, dabar filmuoju video, kaip pasidaryti kasą. Kągi, mums iš pirmo pasirinkite dvi spalvas. Aš pasirinkau rudą ir žalią. Iš rudos arba žalios padarykite tokias ilgas kaip ir juosteles ir iš jų supinkite kaip kasą. Čia pas mane yra pavyzdys. Taip, kai supinėt, tada paimkite kitos spalvos, padarykite tokį irgi kaip juostelę ir uždėkite, čia pas mane biškį plyšta kasa, ir uždėkite štai čia. Taip, kad gumytė būtų, arba galite ir be, aksesuarus visokius ant jų dėti, žodžiu, darykite, ką jūs tam norite. Toliau, aš tai čia darysiu kaspinėlę. Jūs ten mokate, žiūrėkite. Per vidurį padėkite tokį kaip rutuliuką. Toliau paimkite dar du, biškai suplokite ir uždėkite prie to ir prilpinkite ant gumytės. Taip, kaip gautųsi kaspinas. Va. Dar, jeigu norite, galite padaryti labai vieną tokį fainą dalyką. Aišku, jeigu norite, čia tikrai nebūtina. Paimkite vėl kažkokios spalvos, galite ir tokią pačią žalią kaip aš ir vėl padarykite tokią juostelę ir padarykite tokią kaip ir sruogą. Tik žiūrėkite, kad nebūtų jinai biškį per ilga, kaip ir pas mane. Va, man pas taip ir štai taip va, uždėkite. Toliau paimkite rudą spalvą. Žodžiu, tokią pačią kaip ir šituo plaukų. Ir padarykite tokią pailgą kaip ir blyną. Aš jūsų padarsiu. Ir uždėkite ant čia va. Toliau dar, jeigu norite daryti, tokia va kaip ir ant čia juosta. Palaukit, biškai per trumpas čia paėmiau. Taip, ir taip uždėkite šitokia kaip sruogą, gali nebūtinai būti tokia kaip užlenkta kaip pas mane. Ir paimkite kažkokią spalvą. Tokia pat kaip gumytės ar ten šitos sruogos ir uždėkite čia va irgi taip. Kągi, štai ir viskas. Jeigu jums šis video patiko, like, prenumeruokit. Ir parašykit per komentarus, ką man dar daryti. Tai iki.